Taigi, sveiki visi, su jumis Prefix ir dabar filmuosime mūsų klausimus atsakymus antrąją dalį. Šioje dalyje aš atsakysiu ne į jūsų užduotus klausimus, o tiesiog į klausimus, kuriuos jūs užduoda dažniausiai. Tai tokius paprastus klausimus, kad vėliau man reikėtų atsakinėti juos, aš tiesiog dabar jums viską atsakysiu ir jūs viską žinosite, taip toliau viskas bus gerai. Tai va, pirmas jūsų labiausiai užduodamas klausimas yra: kiek tau metų? Man yra 17 metų. Kur gyveni? Gyvenu netoli Druskininkų, tokiam priemiestį, kaip čia pavadinti, nežinau, tai va, prie Druskininkų, Beciūnas, nežinau, tiesiog tokiam priemiestį, jeigu nežinau, tu niekas negirdėjo, bet žodžiu, turbūt visi labiau žino Druskininkus, tai va, galima sakyti prie Druskininkų. Kokią arbatą geri? Aš labiausiai mėgstu juodą arbatą. Taip pat geriu ir žalią arbatą, aš geriu beveik visas arbatas, tai bet labiausiai patinka man juoda arbata. Kodėl streamini į hitbox.tv, o ne Twitch? Live streaminu ne Twitch'e, todėl, nes nežinau, tiesiog atradau hitboxą ir pagalvojau kažkas naujo ir noriu išbandyti. Tai aš išbandžiau. Šiaip Twitch'as yra geras, šiaip gera streaminimo platforma, bet hitboxas yra naujesnė, galima sakyti modernesnė, tiesiog kažkas tokio. Aišku, dar yra daug klaidų palikta, gal mažėja tų klaidų, nėra tiek daug, bet vis dar kartais atsiranda kokių nors bėdų kažkam, bet žodžiu, man dabar jau viskas tvarkoj, viskas greitai tvarkoma, man atrodo. Taip pat streaminu dėl to, nes hitbox'e yra mažesnis delėjus. Tai yra, jūs mano streamą pamatot greičiau, aš jums galiu greičiau į komentarus, pavyzdžiui, atsakyti į chatą, ką jūs rašot, ką užduodat klausimus ir panašiai. Tai galiu greičiau su jumis susisiekti ir taip toliau. Taip pat gal mažiau apkrauti serveriai, nes ten streamina žmonės tikrai netaip daug, nesu tiek daug žiūrovų kaip Twitch'e, todėl serveriai nėra užtvindyti, taip pat lengviau gauti partnerį ir taip toliau. Galima sakyti tiek gal privalumų hitbox'o, gal labiau palaikomas, nežinau, žodžiu. Tai va, streaminu dėl to hitbox'e, tiesiog naujesnis, norėjau išbandyti. Gerai yra, viskas tvarkoj, ten normaliai, man patinka dashboardas irgi gražus, ten viskas tvarkoj, viskas patogu, aš jau susidėliojau. Buvo, aš norėjau streamint Twitch'e, bet Twitch'e nestreaminau, nežinau dėl ko, tiesiog jau galvau, jau pradėjau hitbox'e, reikia ir likti hitbox'e, man atrodo. Nes Twitch'as turi serverių ten, kur man pingas būtų mažesnis. Pavyzdžiui, mano internetas yra Tele2, jis naudoja Švedijos serverius, todėl man Švedijoje pingas yra labai mažas. Toks pats kaip Lietuvoje galima sakyti, gal net mažesnis. Tai va, dėl to Twitch'e gal būtų biškį geriau, bet hitbox'e irgi galima sakyti tas pats velnės, tik biškį gal didesnis pingas. Aš, aišku, biškį supykau, kai pašalino vieną serverį, kuris buvo Austrijoje, nes jis buvo gan arti. Šiaip, man atrodo, ir Austrija įkūrė tą hitbox'ą. Tai, bet čia toks dalykas, dėl kurio nežinau, bet man atrodo, kad Austrija sukūrė kažkas tokio hitbox'ą. Europai žmogeliai. O Twitch'e, man atrodo, amerikiečiai ir kažkas tokio. Tai va. Žodžiu, nukristam nuo temos ir kitas klausimas. Kokį įrangą naudoji? Kokią įrangą naudoju? Tai čia naudoju kompiuterį, ausinės, mikrofoną, viskas kaip ir taip toliau yra. Bet žodžiu, tiksliau tai naudoju mikrofoną Samsung Meteor tiesiog, tokį mažą Samsung mikrofonėlį. Aš jums dabar jį galiu parodyti, nes aš jį naudoju. Aš jį nuėmiau nuo stovo, todėl nes, nežinau, dabar aš negaliu, su telefonu filmuoju priekinę kamerą, tai kažkaip čia susidėliau. Žodžiu, jis būna ant stovo, va, taip pritvirtintas kažkaip ir aš jį kalbu, tai va, tiesiog. Matot, va, viskas tvarkoj. Ausinės naudoju štai tokias, nes reikia įsijimti. Va, tokias ausinės. Corsair Venture 1300, kažkas tokio pavadinimas. Nelabai žinau. Šiaip normalios ausinės, mikrofonas aš šiaip dabar nenaudoju, nes nėra pats geriausias turbūt ausinių mikrofonai tie. Tai va,
Na, čia stovas yra, po filtras, kurio dabar neparodysiu, bet man turbūt žinot, kaip atrodo po filtras. Dėžė, pelė, klaviatūra, ekranas ir taip toliau, nu žodžiu. Tai va, aš tokią įrangą naudoju, streamam ir filmavimam, tai va. Ar mėgsti kebabus? Kebabus aš mėgstu, aišku, man atrodo, kas jį nemėgsta. Mėgstu kebabus su pikantišku padažu, tai jei kas pirksit, tai žinosit, kokius aš mėgstu. Tai va. Kokį telefoną naudoji? Kokį telefoną naudoju, negaliu jums parodyti, kokį aš dabar naudoju, nes aš su juo filmuoju dabar. Sakant, su jo priekinė kamera dabar filmuoju šitą video ir pasidėjęs ant senų mikrofonų stovo kažkokio tai, tokio, kuris vos laiko, bet žodžiu, laiko. Tai, telefonas yra LG G3, taip jis vadinasi turbūt, ir, neblogas telefoniukas, šiaip neseniai aš jį įsigijau. Va, paprastus telefonas, kuris mane dabar filmuoja ir gelbėja visur, tai va, aš galima sakyti dėl kameros ir jo labai norėjau, tai va. Kokia tavo mėgstamiausia spalva? Mano mėgstamiausia spalva turbūt yra, net nežinau kokia mano mėgstamiausia spalva, bet tikriausiai mėgstamiausia spalva yra oranžinė, va tokia, kokia mano maikės, ir mano kanalo, ir mano desktopo kompiuterio ir visur mano kanale oranžinė. Nežinau, kažkodėl man oranžinė tokia ryški patiko, tai aš ją pradėjau visur naudoti ir jinai man pačiam pradėjo patikti, tai va. Va, turbūt mano mėgstamiausia spalva yra oranžinė. Ar turi merginą? Ne, merginos neturiu. Dėja. Taip išėjo. Koks tavo vardas? Mano vardas yra Emilis. Taškas. Tai va, kol kas tiek mano klausimų, atsakymų, tai va, viskas, žiūrėk. Tai va, jei neatsakiau į kokį jums rūpimą klausimą, galite užduoti po šito video komentaruose. Stengsiu per kitą video atsakyti jūsų klausimą. Per kitą video atsakinėsiu jau į jūsų užduotus klausimus, ne į savo, tad čia buvo tik toks paprastas video bandomasis, va. Ištestavau šitą kamerą priekinę, kaip ir jep. Taip pat nepamirškit užsukti į mano hitbox.tv kanalą, kuriame streaminu dažnai. Dabar gan dažnai streaminu. Vos ne kasdien pradėjau, tai va, užsukit į tą mano live stream kanalą. Hitbox.tv _prefix, kažkas tokio, tai va. Ir turbūt dar susitiksim ten. O iki tol aš jums sakau viso. Baigta gerai. Dar pamiršau vieną dalyką. Kai uždavinėjat klausimus, prašau neuždavinėti po 100 klausimų vienam komentarė. Galit užduoti po 2 klausimus vienam komentarė, ten po 3, bet ne daugiau prašyčiau, nes kai užduoda daug klausimų į vieną komentarą, tai atrodo, aš per visą video turėsiu atsakinėti tik vieno žmogaus komentarus, klausimus užduotus, tai va, noriu ir kitiem leisti atsakyti kitų klausimus, tai va, stenkitės uždavinėti po vieną klausimą, ne po daug, būčiau labai dėkingas, turbūt, sutaupytumėt man laiko ir neuždavinėkit tokių paprastų klausimų, kuriuos aš jau atsakiau, ir kaip būtų labai gerai, tai va.